Aš taip suprantu, kad laukia daug darbo. Per daug triusiuko turiu. Sveiki visi, šiandien tvarkysime mano spintą. Važiuojam. Tai ką, sveiki atvykę į mano bardaką. Čia yra mano spintos dalis. Ir kol kas čia yra ne tik bardakas, bet ir hausiukas, nes čia yra nereikalingų daiktų, reikalingų daiktų ir per mažų žodžių visko. Tai dabar mes visą šitą tvarkysime. Ir pirmas mūsų žingsnis tai yra ištraukti va taip viską ir sunešti vieną krūvą. Opa. Aš taip suprantu, kad laukia daug darbo. Buri. O, Blachajus. Aš galvoju, kuris dingo? Reikaliukas. Čia yra va toks dalykas sudėti apatiniams. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kad būtų tvarka spintoje, tai va čia galite po vieną, pavyzdžiui, savo apatinį sudėti. Nelabai naudojama to, ne? Ir bus švara. Ne, nenaudoju. Per daug triusiukų turiu. Nesuprantu, kam man tiek šiltų visokiausių kostiumėlių, kad aš jų net nenešioju pusę. Aš žinai, kad dabar galvoju, o kur mano antras ūgas? Tai ką, praktiškai visus drabužius iš spintos ištraukiau, liko tik tai pakabos, bet ten jau prieisime vėliau. Tai tie drabužiai, kurie man reikalingi, keliaus atgal gražiai į spintą. O nereikalingų drabužių aš niekada neišmetu ir jūs to nedarykite. Yra pilna kitų vietų, kur jūs galite nusinešti savo drabužius. Tai aš, pavyzdžiui, skirstau savo nereikalingus drabužius į kelias grupės. Pirma grupė keliauja mano šeimos nariams. Antra grupė keliauja į Vintedą. Ir pačios blogiausios būklės skudurai keliauja tiesiai į tam skirtus konteinerius, būtent tekstilės perdirbimui. Ir būtent tokiuose konteineriuose galima palikti visą tekstilės, tai yra drabužiai, batai, patalinė, žaislai ir taip toliau. Tai... Ir viskas. Gerai, tai šitas kombis yra visiškai naujas, bet man jisai nepasiteisino. Man tiesiog nepatogu, jeigu aš noriu į tualetą, aš noriu labai patogiai ir greitai nueiti. Tai va man nepasiteisino, bet kadangi jis yra, praktiškai naujas, tai keliauja į Vintedą. Nusipirkome tokias dėžutės iš Ikėjos, šiaip labai patogu, nes šiandien susidedam visus drabužius, kurie nesezoniniai ir batus, kurie nesezoniniai ir tiesiog viską gražiai va sudedam ir yra tvarka. Šitus kedukus nusipirkau visai neseniai ir tik vieną kartą panešiojau ir jie dėja irgi keliauja į Vintedą, nes tiesiog jų nefilinu, neturiu prie ko derinti. Žodžiu, pasirodo, yra dar 5. kategorija, kur drabužiai keliaus. Loser! Gerai, radau savo baltus marškinius, kurie turėjo būti balti, bet jau pageltonavo. Tai jeigu jūs turite baltų drabužių, kurie jau nelabai balti, o jau geltoni, tai jiem nėra ką veikti jūsų spintoje, meskit lauk iš karto. O jūs irgi, pavyzdžiui, turit va tokio tipo maikės, kur nešiojat ir tada, kai jau sunešiojat, paliekat namam arba miegui. Tai va aš miegus tokiom maikėm. Gerai, tai čia jau, kaip matot, viskas yra sutvarkyta, viskas sudėliota. Čia yra šilti išeiginiai, šilti naminiai, vasariniai išeiginiai, vasariniai naminiai. Žodžiu, viskas sudėliota kaip reikia. Dabar šiek tiek patvarkysiu šitą zoną ir tada prieisime prie aksesuarų. Aš nežinau, ką daryti su šitu paltu, nes aš jį buvau pirkusi savo gimtadieniui ir aš nežinau, ar jį dar užsidėsiu kada nors, bet man jis labai patinka, bet man jis nelabai reikalingas ir užima vietos. Tai nežinau, ar Vinted, ar gal savo pasilikt. Žodžiu, palieku, ne? Šitie marškinėliai yra nerealūs, jie yra handmade, bet kadangi aš dar turiu kitus tokius, kuriuos nešioju dažniau, Vintedą parduoti, aš pirkau jos brangiai, parduosiu pigiai, arba aš tiesiog atiduosiu šeimos nariui, kuris labai džiaugsis, tai gal aš atiduosiu šeimos nariui geriau. Šita skrybėlė tarnavo man tiek metų, čia buvo mano mėgstamiausias galvos aksesuaras. Deja, nupūtė vėjas, nukrito ant žemės, visa išsipurvino, man jokia valykla nepriėmė valyti jos, aš įmečiau į skalbenkę. Gal man tiks. Jau keliauja, man atrodo, jau ten, iš kur negrįžta.
Dabar pasižiūrėkit, kaip aš sudedu savo akinius. Tai va, turiu tokius dalykėlius, užsisakęs iš AliExpreso ir va taip guli mano akiniai. Bet jų irgi dabar yra per daug, aš pusę nenešioju, tai tiesiog reikia man dabar viską išmatuoti ir irgi nuspręsti, kurie man reikalingi, kurie ne. Šitie akiniai man realiai nereikalingi, bet man atrodo, kad kiekvienas turi turėti tokius spalvotų akinių tiesiog kažkokiam festui, kažkokiam teminiam vakarėliui. Tiesiog, kad jie būtų spintų, jeigu jų prireiks. Tai dedu atgal. Šitos irgi galima priskirti prie teminių aksesuarų, kur, tipo, žinai, jeigu pakvies kur nors kokį retro vakarėlį. Bet aš turiu dar tokius, tik kvadratinius. Gal šitus palieku. Aš nežinau, ką šitie akiniai daro mano spintoje, ta prasme, jie man kažkaip atrodo visiškai netinka. O Artūrai, tau tinka? Tai čia tavo akiniai! 2 seconds later. Nu, gal ne. Tie yra mano mėgstamiausi. Aš kažkada jos pamečiau ir nusipirkau antrus tokius. Ir tada tuos radau. Gerai, tai kadangi planuoju parduoti šitus batus Vinted, tai dabar juos reikia išvalyti, kad jie blizgėtų kaip nauji. Ir dabar turiu tokį štai čia šepetuką, kurį Artūras užsisakė iš AliExpreso. Tai va, pavyzdžiui, čia atsidaro, čia yra talpa skysčiui. Gerai, tai apšvietimas darant nuotrauką Vintedų irgi yra labai svarbu, nes tada drabužis atrodys geriau ir pirkėjas galės matyti tikrai, ką jisai perka ir ko tikėtis. Ir žinoma, graži kompozicija, tai yra gražiai pastatyti batus irgi yra svarbu. Ir taip pat daiktą svarbu parodyti iš visų pusių. Jaučiau. Nu ką, patogu tau. Tai ką, atvykom į prekybos centrą dabar ir parodysiu jums, kur drabužių parduotuvėse galima palikti savo nebereikalingus drabužius. Beje, kažkada į H&M parduotuvėje duodavo netgi 10% nuolaidų kortelės už tai, kad atneši vieną maišą drabužių. Nežinau, ar dabar vis dar galioja, tai tą reikia sužinoti, varom. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, H&M'as duoda 10% nuolaidos kuponą apsipirkimui už vieną maišą. Tai jeigu atnešite 3 maišus, gausite 3 tokias kortelės. Tai naudokitės. O kaip tik, kol čia važinėjom po miestą, tai jau pardaviau vieną kepurę. Už kiek? Už 5 eurus. Jau kojinių porava ir šiais? Jo. Tai ką, štai toks buvo mano šiandienos spintos tvarkymas. Rašykite, ar norėtumėte, kad mes sutvarkytume Artūro spintą. Rašykite komentaruose. Ir viso.